Tai yra visiškai naujo kokybinio apšvietimo dalis, tai yra mes šnekame apie cirkadinį apšvietimą, kada tavo šviesa keliauja kaip ir para, reiškia, saulė kyla, ta prasme tavo organizmas bunda, tada apie pietus, reiškia, tu esi darbingiausias ir į vakaro pusę po truputį, reiškia, tave ramina ir tu jau po truputį išeidinėjai iš to. Ką leidžia tas dalykas? Pirma, tai sveikai eiti per dieną, nes mes prie dirbtinės šviesos gyvename tik 100 metų, o iš to urvo arba balanos, reiškia, mes tam balanos gyvenime ar urvo gyvenime mes pragyvenome 10 000 metų, tai jau yra moksliškai įrodyta ir 2017 metais grupė amerikiečių, reiškia, mokslininkų Nobelio premiją už tai, kai įrodė cirkadinio ritmo įtaką. Tai cirkadinis apšvietimas ateinantis į biurą sprendžia daugelį sveikatos problemų ir dar jis ką leidžia, kadangi tai yra, mes turime instrumentus programuojamus, tai tu gali tą šviesą pasikeisti, ta prasme, tu gali 5 valandą vakarą, kada tau reikia svarbiai susitikti su kažkuom ir spręsti kažkokius sudėtingus klausimus, tu gali užsikurti, tu gali užprogramuoti, kad tai bus 12 valandos šviesa ir tau nebereikia tik tais per tuos kava, arbata ar dar kažkas, ta prasme, pakelti savo organizmo tonusą, tu gali per šviesą pakelti savo organizmo tonusą, smegenis pagauna, kad tai yra 12 valanda ir jis vėl eilinį kartą užsikuria. Tai yra be galo svarbi dalis.